Gerai, jūs viską pasiruošus. Tai galim pradėti. Gerai, laba diena, šiandien mūsų apskrito stalo tema skamba taip. Kodėl Lietuvoje biudžetas tvirtinamas su 3% deficitu? Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai yra nepriklausomybės akto signataras Rolandas Paulauskas, žurnalo Valstybė ekonomikos redaktorius Eduardas Eigirdas, profesorius Povilas Gylys ir finansų analitikas Gitanas Nausėda. Tai gal, Gitanai, pačiam pirmam ir užduočiau tokį klausimą. Jeigu biudžetas planuojamas su 3% deficitu, ar reikės kada nors susidariusią skolą mums atiduoti? Na, jūs tą 3% deficitą kažkaip bandote pateikti kaip principą, kad tai vos ne kiekvienais metais toksai deficitas yra tvirtinamas, tačiau jau būna didesnis. Tai būna didesnis, būna mažesnis, tokia būna retai. Bet 3% deficitas nustatytas šiais metais, aišku, jis turi tam tikrą ir simbolinę, ir realią prasme. Pirma, tai yra, reiškia, vis tiek, kaip ten bebūtų, daug geresnis rezultatas negu praėjusiais metais, 2011-aisiais. Antras dalykas yra tas, kad tie 3%, taip bent jau tikisi valdžia, turėtų padėti mums įstoti į eurozoną, nes tokiu atveju mes tenkintumėme Maastrichto konvergencijos kriterijų šituo klausimu. Jūs teisingai keliate problemą, kad bet koks biudžeto deficitas tai yra naujas skolinimasis, kadangi biudžeto deficitas atsiranda dėl to, kad pajamų dabartinių nepakanka išlaidom finansuoti, reiškia susidaro tam tikras atotrūkis ir jį reikia iš kažkur pasiskolinti. Bet mes, ekonomistai, dažnai valstybės skolą mėgstame labiau analizuoti ne kaip absoliutų dydį, o kaip santykį su bendruoju vidaus produktu. Jie, turbūt nepaslaptis, kad 500 milijardų Amerikos dolerių skola Amerikai tai būtų juokingai mažai, o tarpu Lietuvai tai būtų visiška katastrofa. Tai reiškia, priklausomai nuo šalies ekonomikos dydžio, valstybės skola gali skirtis, todėl kur kas iškalbingesnis rodiklis yra valstybės skolos ir BVP santykis. Tai štai labai teoriškai ir labai apytiksliai kalbant, 3% biudžeto deficito būtų pateisinami ir nedidintų valstybės skolos ir BVP santykio tuo atveju, jeigu maždaug panašių tempų išaugtų nominalusis bendrasis vidaus produktas tais konkrečiais metais. Kitaip tariant, realus bendrasis vidaus produktas padaugintas iš BVP defliatorius, o jeigu žmoniškesnė kalba kalbėti, tai nominalus BVP yra BVP to meto kainomis, ne palyginamosiomis kainomis, o to meto kainomis. Ir tai yra visiškai suprantama, kadangi tas nominalusis BVP ir yra vardiklis, iš kurio mes padaliname valstybės skolą. Ar išaugs Lietuvoje tas nominalusis BVP 3% šiais metais ir ar valstybės skolos ir BVP santykis sumažės, klausimas yra atviras, aš manyčiau, mano nuomonė, tai pasitiks, tai yra BVP išaugs daugiau negu 3%. Reiškia, turėsime ne 38,5 valstybės skolos ir BVP santykį, o galbūt šiek tiek mažėlesnį tą santykį. Tai toks būtų mano pirminis atsakymas į jūsų klausimą. Gerai, dėkui. Profesoriui, sutinkat su gerbiamu Gitanu? Aš iš to pasisakymo jaučiu, kad mes esam skirtingų ekonominių pažiūrų. Aš neslėpsiu, esu keinsistas. Žmogus, kuris... Jis netoks optimistas kaip Gitanas. Ne, čia kas kita truputį. Aš tiesiog žiūriu į viešąjį sektorių, jo finansus ir žiūriu, kokiam kontekste kas nors klostosi. Tai bendroji ekonominė teorija sako, kad jeigu, sakysim, šalis yra krizėje, tai tokiais atvejais gana logiška turėti biudžeto deficitą. Didesnį ar mažesnį. Be abejo, visi mes suprantam, kad negali betodariškai skolintis, kad galų gale gali tekti atiduoti. Čia dėl gali tekti, tai reiškia tolimesnė kalba. Bet, sakysim, turim atvejų, kai, pavyzdžiui, ekonominio augimo sąlygom biudžetas gali būti perteklinis. Tai yra artimas Estijos pavyzdys. Sakysim, kai buvo perkaitinimo ekonomika, tai estai padarė bent jau vieną dalyką neblogai, tai turėjo perteklių biudžetą ir dėl to jų skola tuo metu, apskritai labai maža skola ir jinai nedidėjo, jie kaip tik atsidėjo pinigų juodai dienai. Tai man nepatinka tas, reiškia, vadinamasis stabilumo augimo paktas, kuris yra
įmontuotas į ES filosofiją, kurį kai kas vadina, reiškia, ne Stability and Growth Pact, bet Stupidity and Growth Pact, tai yra kvailumo ir augimo paktas. Nes, suprantat, negali tų 3% įmontuoti mechaniškai. Jie priklauso nuo bendros makroekonominės situacijos. Jeigu jinai blogesnė, pavyzdžiui, Britų biudžeto deficitas krizės metu, prieš keletą metų, čia 2009 metais, buvo pasiekęs net 11%. Taip, skola išaugo. Aišku, dabar jiems tai kelia tam tikrų problemų, bet jie nepatyrė tokio ekonomikos nuosmukio, kadangi pabandė išlaikyti valstybės viešuosius finansus dar paviršį, nepatyrė tokio ekonominio nuosmukio. BVP prasme buvo prarasti tik tai keli procentai BVP. Mes, primenu, neteko mažiau 15% BVP. Taigi, viešieji finansai yra būdas įtakoti ekonomiką. O va toks mechaninis požiūris, kad amžinai turi būti 3% ir 60% skola, tai pirmą pasirodė nerealistiškas, nes dauguma ES šalių nevykdo šitą reikalavimą ir nevykdė beje dar, sakysim, prieš 7-8 metus, bet iniciatoriai Vokietija nevykdė šito reikalavimo, nors jis yra įdėtas į ekonominę, reiškia, įstatymdavystę. Ir dabar, Olandija buvo didelė entuziastė, reiškia, to vadinamo fiskalinio paketo, kuris dar kartą patvirtina 3% kaip tokią griežtą ribą. Ir po to po mėnesio, ar kiek paaiškėjo, kad pati Olandija negali įvykdyti šito reikalavimo, jie pasislėpė ten miškuose, ten jų nedaug Olandijoje yra. Galingoji, nedidelė, bet galinga ekonomiškai Olandija, turėjo labai gerai pagalvoti, nors ji buvo labai entuziastinga. Įkalti, reiškia, tą finansinę drausmę. Tai dar kartą grįžtu. Turim būti drausmingi. Bet iš kitos pusės yra ir reikalavimas būti realistai, žiūrėti, kokia yra konkreti situacija. Priešingų atveju įkliūsim į panašią bėdą, kaip Olandai įkliuvo. Eduardai, jeigu tau... Duok Dieve mums olandiškų bėdų. Ginčyčiausi. Ginčysies, kaip įsigausi žodį. Eduardai, kaip pačiam atrodo, va tas laikymasis, kaip vis tik tai leidžia ES turėti tą 3% deficitą, ir čia Maastrichto kriterijai visi tie yra šitie nepažeidžiami. Ar mums visą laiką reikia laikytis va to vakarų pavyzdžio, mes jau turim labai gerus pavyzdžius ir su ta pačia Ispanija, ir pirmiausia su Graikija, dabar ir Kipro iškilo problema, visi šitie dalykai faktiškai jie dirbo leistami ES normose. Tai reiks ar nereiks atiduoti šitų skolų, kurias dabar prisidarys? Iš karto norėčiau pasidedavot, kad su profesoriais ir Gitanais Nausėdomis man diskutuoti yra didžiulė garbė ir aš bijau, kaip sakant, išsiskirti savo žurnalistiniu kontekstu. Tačiau aš matyčiau šioje problematikoje esminį klausimą susijusi su ne tiek ES, o kiek bendrai politikų atsakomybė. Nes būtent tas 3% deficitas, kiek aš suprantu, buvo numatytas tam, kad riboti šalių norą išlaidžiauti ir prisiminėti per didelę atsakomybę, per didelės skolas. Problema yra ta, kad politikai vietoj to, kad orientuotųsi, kad tuo metu, kai krizės nėra, kai yra augimas, kad jie turėtų pliusinį biudžeto prieaugį, jie vis tiek visą laiką orientuojasi tą -3, nes tokiu būdu jie turi daugiau pinigų, kuriais gali disponuoti, sakykime, truputėlį pataikaudami rinkėjams, galbūt spręsdami tuos klausimus, kurie jiems rūpi, ir tuos klausimus, sakykime, kurie galbūt ateityje iškils dėl tokios neatsakingos politikos, atidėdami, nes aš pilnai sutinku ir su gerbiamu Gitanu, ir su profesoriu, kurie pasakė, kad būtent kai prasideda krizė, tai tas minusas, kuris ne krizės metu, jeigu jis yra -3, tai jisai krizės metu gali tapti -10 ir daugiau. Ir tada tokios duobės, ypač krizės metu, kai ir BVP dar mažėja, tai gulasi dvigubai, tai tampa milžiniška našta visam biudžetui. Tai šioje situacijoje, jeigu aš turėčiau galimybę paįtakoti ir
turiu garbę paįtakoti šią diskusiją, norėčiau pakalbėti apie tai, kad mums labiausiai reikėtų pergyventi, kad vienaip ar kitaip Lietuva, sutikime, jau kapsus iš tos krizės, jau tas pats pagrindinis smūgis 2008-2009 metais patirtas jau truputėlį jau praeidinėja. Mes dabar turime truputį diskutuoti, kad neleisti vėl kaip ekonominio, sakykime, srities, sakykime, žmonės, bet jau aš jau taip galvoju, kartais analizuojantis, kad mes neleistume politikam vėl orientuotis į tą -3, nepaisant to, kad BVP auga. Tai aš galvoju, tai mums ypatingai, tokia mano nuomonė. O Europos Sąjunga, kaip matote, tą užsibrėžusi savo tikslą, kad visų deficitas būtų iki -3, tai jinai nerealizavo, būtent dėl politikų, atskirų valstybių politikų neatsakingumo ir nesugebėjimo suvaldyti visos tos situacijos. Ir dabar už tai moka. Dabar visi mes ir nerimaujam dėl Europos, dėl to, kad dabar jie turės ieškoti kažkokių naujų saugiklių, kurias bandys spręsti, kad pasitikėjimas, bendra valiuta, bendra rinka sugrįžtų. Ir tai man vienas tada klausimas, va dabar atvažiavai iš Dzūkijos, pakeliui turbūt matei daug prekiaujančių grybai, uogom, nenorėjai sustoti paklausę, ar jie jaučia, kad ten atsigaunam ir iš krizės išeinam. Žinot, klausimas yra koks, kad pirmas aspektas, kad net ir per krizę Lietuvoje buvo daug bendrovių, kurios turėjo milžiniškus pelnus. Tai suabsoliutinti visų, ta prasme, žmonių, kad jie visi blogai gyvena, tai negalima, esmė yra ta, jeigu apie tą kalbam, kad iš tikrųjų tas, manau, dar pakankamai silpnas atsigavimas tikrai, kol kas to žmonės nepajuto, nes čia jau mano nuomonė kitas klausimas, ką aš diskutuoju, kad turėtų, aš mano nuomonė, kurtis daugiau produktyvių, aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų Lietuvoje, kad kiltų vidutinis darbo atlyginimas. Nes jeigu žmonės, kurie renka grybus, taip, jos nori brangiau parduoti, reikia, kad kiti žmonės gautų didesnius atlyginimus ir galėtų nupirkti brangiau grybus. Šios iki važiuodamas aš vis dėlto mačiau tik tai pardavinėjant dviejose vietose grybus, dėja nesustojau, nes skubėjau čia pas jūs ir aš Dievui suspėjau. Tai teko apsieiti be grybų, bet dėja manau, kad jie tos grybus pardavinėjo žymiai pigiau, negu galėtų parduoti Vokietijoje, kur perkamoji galia žmonių yra žymiai didesnė. Tai čia kitas klausimas, bet kokiu atveju nesibalotiruok čia taip kalbėdamas provincijai. Gerai, Rolandai, tavo verdiktas. Na, aš kaip žmogus paprastas, užduosiu labai paprastą klausimą. Tai reikės atiduoti ar nereikės? Tų pinigų, kurie yra prisiskolinti ir Lietuvos, ir ypatingai vakarų Europos šitų klestinčių valstybių, tarimai klestinčių. Ir jungtinio reikės. Tada, jeigu reikės... Taip kaip Graikijai kabutėse, nepasiseks. Aš kalbu net ne apie Lietuvą. Lietuva yra palyginti mažai prasiskolinusi. Santykinai skaičiuojant vienam gyventojui, Lietuva yra skolinga 10 kartų mažiau negu vidutinis prancūzas, graikas, ten anglas ir taip toliau. Tai yra maždaug 1:10. Ne apie Lietuvą čia kalba, apskritai, apie vakarų finansinę sistemą. Taigi reikės grąžinti, ne? Čia dar vieną niuansą ponui Nausėdai. Labai jūs mėgstat šnekėti nuo BVP. Taip, nuo BVP 3%, 3 milijardai, ne? O nuo realaus biudžeto Lietuvos? Kiek? Ką jūs turite galvoje? Kiek kiekvienais metais mes turim pridėti? Tie 3 milijardai nuo realaus biudžeto, kurį mes turim, valstybės biudžeto, kuris yra tarp 20 ir 30 milijardų. Kiek gaunasi? Jau 10%. Reiškia, kasmet jau 10% mes turim iš kažkur gauti ir pridėti prie vartojimo. O dabar reikim prie to jūsų atsakymų, kad reikės grąžinti. Kaip tada pasakykime? Per visus šituos metus pastaruosius, nuvadinamos krizės pradžios, skolos tik išaugo. Graikijos bandymai gelbėti Graikiją, Graikijos skolą tik išaugino. Kai tik tais pabandau mažiau skolintis, kyla riaušės. Jūs matot tą kiekvieną dieną. Ar Ispanijoje, ar kur tik jūs norite. Lietuvoje nekyla. Lietuvoje nekyla dėl to, kad Lietuva santykinai mažiau ir prasiskolinusi. Vakarų valstybės yra prasiskolinusios iki ausų, fiziniai asmenys yra prasiskolinę iki ausų, gyvenimo lygis, vartojimas yra labai aukštas ir ne pagal jų pajamas. Taip sutinka. Tai iš ko jie grąžins? Iš ko? Va, duodu pavyzdį. Pastarasis pavyzdys. Kiprui reikia 10 milijardų eurų, kad jį išgelbėtų, ar ne? Kipre yra 1 milijonas gyventojų. Kiek išeina vienam gyventojui? Netoli 10 000 eurų. Kad išgelbėt šiandien Kiprą, reikia kiekvienam Kipro gyventojui 10 000 eurų. Permeskit šitą Lietuvai. Kokios tai yra sumos? Iš kur jie gaus tada grąžinti visą šitą?
Jeigu tik jie mažiau skolinsis, kad palaikytų tą patį vartojimo lygį, kas darosi? Mažėja biudžeto surinkamos pajamos, krizė tik dar labiau gilėja, biudžeto deficitas tik dar labiau auga. Toliau mes dar visiškai nekalbam apie užsienio prekybos reikalus. Visos vakarų valstybės, išskyrus Vokietiją, Olandiją tą pačią ir gal Suomiją, turi minusinį užsienio prekybos balansą. Jos metai iš metų daugiau perka negu parduoda. Ir tai dešimtmečiais generuojamas yra didžiulis kamuolys skolų. Ir jeigu mes šiandieną sakom, kad tie 3% čia yra toks lyg ir neblogas dalykas, pasakykit man, kaip atiduos, jeigu jūs sakot, kad atiduoti reikės. Aš šito nesuprantu. Tuo labiau, kad pas valstybės santaupų nėra, pas fizinius asmenys, o šiandien žiūrėjau statistiką, apie pusę anglų neturi jokių santaupų. Jokių. Tai yra iš kažkokio angliško laikraščio. Ir taip toliau. Norint atiduoti, tai reikia ne tik mažiau skolintis, ar ne, bet dar ir turėti biudžeto proficitą, o ne 3% į minusą. Tai taip šita sistema ruošiasi išgyventi. Aš nesuprantu. Ir kai šiandieną iš kairės ir iš dešinės aš girdžiu, kad reikia tuo pačiu taupyti, bet ir skatinti vartojimą, kur darbo vietas, kaip mano kolega. Iš kokių resursus kursi darbo vietas? Jeigu gamyba paprastų buitinių prekių, ką gali gaminti kiekvienas prancūzas, lietuvis, italas, yra išvežta į Kiniją. Kokias jūs darbo vietas kursit? Pavyzdį pateikia. Jūs galite kurti tik tais biudžetinės darbo vietas, kurios dar labiau reikalaus pinigų iš biudžeto. Ir viskas. O jeigu jūs kalbėsit apie kažkokias aukštas technologijas ir čia kūrimas darbo vietas, tai yra labai mažam kiekiui žmonių pritaikomi dalykai. O masiškai šiandieną darbo vietos yra išvežtos iš Europos, vartojimo lygis yra per aukštas Europoje ir grąžinti tų skolų, kurios jos yra sukaupusios, aš nesuprantu, kaip jie galės. O Nausėda sako, kad reikės. Gitanai, iš tikrųjų logiškas klausimas, nes jeigu taip skaičiuoti po 3% per 10 metų, 30 susidaro 30% bendro vidaus produkto. Tai vis tik tai, kur jūs matot galimybę atiduoti? Matot, aš irgi galėčiau perimti tą patį kalbos stilių, kurį ponas Paulauskas naudoja ir iš esmės tik taip raudoti esamą situaciją, bet taip ir nepasiūlyti jokios konkrečios priemonės, kaip iš šitos situacijos. Aš pasiūlysiu. Ką jūs pasiūlyti? Ateis mano eilė, aš pasiūlysiu. Gerai, darbai. Tai dabar atsakymas jūsų klausimą bus toks, reiškia, kad jūs kalbėjote ir apie Graikiją, aš apminėjote ir link Lietuvos, paskui link kitų šalių, aš kalbėsiu visgi apie Lietuvą. Aš manau, kad kaip tik tas kelias, kurį renkasi Lietuva, yra turbūt vienintelis įmanomas išlįsti per rakto skylutę ir lėtai, kantriai, skausmingai, bet tą savo valstybės skolą ateityje mažinti. Ačiū Dievui, pastaruoju metu visgi tai, kas buvo padaryta per pastarosius metus, buvo pripažinta ir finansų rinkoje ir niekas to nenuneigs, kad nuo to lygio 9,75%, kuomet mes pirmą kartą po krizės pasiskolinome, palūkanų normos mūsų vertybinių popierių yra nukritusios bent per pusę. Tai jau yra šis bei tas, tai tą kilpą ant mūsų kaklo veržia lėčiau. Ponas profesorius minėjo keinsizmą, aš taip pat dėstau ekonominę politiką tarptautiniame verslo mokykloje, taip pat esu tos mokyklos profesorius ir taip pat mėgstu Keynesą ir viena iš mano temų yra būtent keinsizmo postulatų pristatymas. Tai profesorių kaip tik ir yra, sakyčiau, dabartinėje fiskalinės drausmės sutartyje tas keinsizmo elementas įmontuotas. Nes kalbama ne apie 3% deficito laikymasi, o kalbama apie vadinamai cikliškai subalansuotą valstybės biudžetą, kuris be kita ko ir suteikia galimybę šalims turėti didesnį biudžeto deficitą tuo metu, kai ciklo stadija yra nuosmukio stadija, ir tai galėtų būti iki 3%, bet kita vertus reikalauja laikytis pertekliaus arba proficito tuo metu, kai ekonomika auga. Aišku, nuo tos fiskalinės drausmės svarstymo mes neturėjome jokio ekonomikos pakilimo Europos Sąjungoje, todėl praktiškai įsitikinti, kaip šalis bus pajėgios tą proficitą užtikrinti, kol kas mes tokių įrodymų neturime, kad jos turės pakankamai politinės valios tai padaryti. Bet tai yra bent jau žingsnelis ta linkme, nes priešingų atveju, jeigu mes leisim kiekvieniems taikyti, reiškia,
kokią tik nori, kokią susigalvoja ekonominę politiką, kas norės daugiau keinsizmo, kas norės mažiau keinsizmo, kas norės grinosios monetarizmo politikos receptus taikyti. Tai aš nebeįsivaizduoju tame bendrame katile, kurį mes vadiname eurozona, tokių valstybių sambuvio būtent vienoje valiutinėje zonoje. Tai bus paprasčiausiai neįmanoma padaryti ir gyvenimas puikiai jau parodė, kad šalis, kurios nesilaiko finansinės drausmės, anksčiau ir vėliau tampa našta visai bendryjei, nes pačios nebesugebėdamos skolų grąžinti, jos užverčia savo atsakomybę kitiems. Tai aš tikrai nenorėčiau, kad šituo keliu eitų Lietuva, nes aišku, mes galim samprotauti ir labai paviršutiniškai arba labai neatsakingai. Štai prisiskolinkim, paskui reiškia negrąžinsim, mums tas skolas nurašys. Ta šalis, kuri tai padaro, yra išbraukiama ilgiems dešimtmečiams iš investuotojų pasitikėjimo. Galim pasakyti tokį pavyzdį iš Europos valstybių. Ar Islandija išbraukė kas nors? Graikija išbraukė kas nors? Na, žinot, už tai jie moka didesnę kainą. Ta prasme, jie prieina prie kredito išteklių, bet už tai jie moka didesnę kainą ir pagaliau visada yra laikomi tuo vadinamoju Pietų Europos regionu, kuriuo vertėtų šiek tiek mažiau pasitikėti. Sportininkai jie puikus, bet leiskit man. Leiskit ir kitai nuomonė pasakyti. Tai štai aš galvočiau, kad Lietuva visgi pasirinko tą sudėtingą, sunkų ir, kaip aš sakau, nepopuliarų kelią. Aišku, būtų daug smagiau mums čia, reiškia, atsiveržus diržus toliau gyventi, bet, na, palyginčiau šiek tiek su šeima. Nu, esame ne vienas paėmę būsto paskolas, aš taip pat. Ir aišku, kad aš gyvenčiau daug geriau, jeigu aš tos būsto paskolos nebūčiau paėmęs. Tai yra mano kasdieninis vartojimas būtų daug laisvesnis. Bet, na, sukandęs dantis vykdai tuos įsipareigojimus, skaičiuoji, atidedi kažką, tai laikotarpiais gali gyventi geriau, gali kai kuriais laikotarpiais net labai tą diržą susispausti. Tai tam tikra prasme yra gera pamoka ir gal net gera auklėjimo mokykla kitą kartą. Aš suprantu, kad žmonės arba valstybės, kurie apskritai jau nebegali suvest galų su galu, sakys, nu, čia teorijos. Bet dideliai daliai žmonių tai yra labai gera pamoka išmokti gyventi pagal išgalės, išmokti gyventi pagal pajamas. Aš esu įsitikinęs, kad visa hierarchija, pradedant nuo šeimų iki valstybių, ir turi remtis tokiais principais. O kai pradedama remtis nežinia kuo, arba kažkokiamis labai egzotiškomis teorijomis, štai ir prisigyvenama iki tokių bėdų. Kažkada 19 amžiuje, kai buvo aukso standartas, kai buvo balansavimas biudžetų, pajamos priklausydavo, tai yra išlaidos priklausydavo nuo pajamų. Tokios krizės kildavo daug rečiau, arba, na, bent jau jos būdavo inspiruotos šiek tiek kitų veiksnių, negu neatsakingos finansų politikos. Tai gal šį bei tą mes galime pasimokyti iš praeities. Profesoriau, Tai man tiesą pasakius malonu, kad bent jau retorikoje, pačioj pradžioj, reiškia, kolega Nausėda juda link keinsizmo. Tai teikia vilčių, bet pats turinys tai vis tiek buvo neoliberalus. Aš toliau ne. Aš nenoriu tų diagnozų, sakykime taip. Susilaikykit, paskui galėsit pasakyti. Vienas klausimas. Buvo kalba apie tai, kad skolinasi, kad reikia taupyti. Teko būti New York'e, vos sritė ir matyti, kaip auga ten tiesiog Amerikos skola. Kiekvieną sekundę ten yra. Ar jie yra blogiau gyvena už mus, ar... Aš tai į Ameriką dabar neičiau, nes jie turi pasaulinę valiutą. Tai labai jau didelis skirtumas. Beje, net Amerika su savo, reiškia, rezervinė valiuta, pamenat, praeitą vasarą turėjo didelę politinę krizę, kai kongresas nenorėjo pereiti ribos, kad viršijama 100% BVP. Ne, 14 trilijonų dolerių. Ne, tai 100% BVP yra 14 trilijonų dolerių. Reiškia, jie nenorėjo peržengti tos ribos ir buvo iš tikrųjų labai rimtas toks balansavimas. Bet Amerika, palikim, tai yra išimtinis atvejas. Jie turi savo valiutą, jie spaudina, 600 milijardų atspaudina. Pasaulinė valiuta čia. Pasaulinė valiuta, tai yra nacionalinė valiuta, tiekanti pasaulinės valiutos funkcijas taip pat. Tai aš tą palieku. Dabar, jeigu galima. Dabar kita dalis. Žiūrėkit, kas vyksta Europoje, aš truputį pabėgsiu. Europoje po rinkimų Prancūzijai atsiranda jau dvi politinės kryptis. Iki to buvo viena. Prancūzijos prezidentas Holandas aiškiai yra daugiau keinsistinės pačios, kuris mano, kad reikia reaguoti konkrečiai jautriau, reiškia, į esamą situaciją ir kad, reiškia, tas taupimas
aš pabrėžiu, aš suprantu, kas yra drausmė. Aš neatsisakau šito termino. Bet, pavyzdžiui, Graikijoje dėl tos politikos, kuri buvo vykdoma, padėtis tik pablogėjo. Akivaizdžiai. Nieko tai nedavė. Reiškia, Per vėlai pradėti. Aš manau, kad apskritai, reiškia, tas betodariškas, tokios vienos taisyklės taikymas, beje, griežtos taisyklės taikymas, neatsižvelgiant į konkrečią situaciją, visada duos blogus rezultatus. Yra dar vienas niuansas, jeigu išplečiam apie tai atiduos ar netiduos. Tai ponas Nausėda atstovauja komercinius bankus, tai komerciniai bankai visada sakys, kad reikia, jeigu skolinėsi, tai logiška. Taip, reiškia, jeigu skolinėsi, turi atiduoti. Skolina ne tik komerciniai bankai, ir įmonės skolina, ne? Jo, bet neatsisakykit to. Bet sutartis turi. Beje, man visą laiką, galim, jeigu norit padiskutuoti, reiškia, mokėjom 9,7% už kreditą. Tuo metu, kai prezidentė sakė mums, kad mes čia negalim demonstruoti savo, aš čia švelninsiu tą žodį, neįgalumo, ir galėjome eiti į Tarptautinį valiutos fondą, kadangi beveik viską padarėm taip, kaip reikia, bet pasiskolinom kelis kartus brangiau ir tai didino skolą. Aišku, komerciniai bankai išlošė, o mokesčių mokėtojai pralošė. Lietuvoje nėra diskusijos dėl to. Ir šiandien, reiškia, mes iki galo nežinom, pavyzdžiui, kiek kainuos skolos požiūriu, kadangi viešiesiems finansams tikrai kainuos, aš nematau mūsų nesulaikomos finansų ministrės, viešumoj sakančios, kad mums snoro krizė, snoro istorija, kainavo, biudžetui tiek ir tiek. Nėra kalbos, nes nesam aktyvūs viešųjų finansų aptarinėtojai. Tai tikrai pasaulis yra, manau, ant labai rimtų permainų slenksčio, nes namūkiai prasiskolina, ne tik valstybės, namūkiai prasiskolina, valstybės prasiskolina. Yra didėjantis privatus įsiskolinimas verslo. Mes kalbam kol kas tik tai apie neišlaidavimą viešajam sektoriuje. Beje, jeigu mes betodariškai kapojam biudžetą, tai mes gaunam dvi pasekmes minimum. Viešųjų paslaugų kiekis ir kokybė krinta. Antra, valstybės galimybės paveikti teigiamai makroekonomiką per visuminę paklausą sumažėja. Deja, Lietuvoje apie tai praktiškai nekalbam, kadangi dominuoja visgi neoliberali arba fundamentalistinė pažiūra, kad rinka galų galia viską išspręs, arba bent jau kietos taisyklės išspręs. Kadangi mes nepasitikim, nebe pagrindo, politikais nepasitikim, jie iš tikrųjų priiminėja, Dievas žino kokius sprendimus, bet jeigu mes jiems jų nepriversim priimti darų sprendimų, tai jie niekada ir neišmoks priiminėti normalių sprendimų. Gerai. Tada man pirmas savo pasisakymas ar daugiau minčių sukėlė. Vienas dalykas iš tikrųjų, politikų atsakomybė, jeigu jūs pastebėsi, atskirų net labai populiarių partijų ar jų lyderių pasisakymuose labai daug dažnai eina kalba, kad skatinimas taupyti, iš kitos pusės skatinti vartojimą. Du dalykai, kurie aplamai tarpusavyje yra nesuderinami. Ir skatinti verslą. Bet tą, ką baigė profesorius ir kur aš pirmą uždavinėjau, vis tik tai tu turbūt sutiksi, kad provincijos skirtumas ir miesto, kaip kalbėjai apie tai, kad ten yra įmonių, kurios labai gerai išsilaiko, panašiai, vis tik tai atsilikimas kaimo ir miesto per šitą krizę yra labai didelis. Ir provincijoje gyvenant, tai kur ten tu su tais darbais, aš už tai sakau, kad yra labai atsargiai reikia kalbėti apie tai, kad išeina, kadangi čia ta krizė tęsiasi ir dar labiau. Žmoginės bėga iš kaimo, darbo vietų nėra, taip pat iš provincijos į didžiuosius miestus. Tai aš pilnai su to sutinku. Klausimas yra koks, kad šios diskusijos metu mes dėja visų problemų aptarti ir išspręsti negalime ir tą problemą kaimo ir miesto potencialo skirtingo nebus visą laiką. Čia atskiro diskusijos klausimas. Tačiau šiandien mes diskutuojam apie tai, ar Lietuva visą laiką turės taip pasmerkta turėti -3 procentus ir kad skola augs, o kai krizė bus ir daugiau.
ir auganti skola, ar vis dėlto mes turime rasti sprendimų, kokiais būdais didinti mokestinės pajamas, nedidinant išlaidų ir tokiu būdu į biudžetą kaupti pinigus ilgainiui, kuriais galėsime nukreipti, mažindami savo išaugusią skolą. Tai yra esminis klausimas ir tas esminis klausimas, manau, sprendžiamas per atskirų problemų vienokį ir kitokį strateginį sprendimą. Aš tokį, kad pavyzdžiui, pasakysiu nepopuliarų, tokį, kaip sakant, pavyzdį. Kodėl jis nepopuliarus? Todėl, kad pavyzdžiui, mes automobilių Lietuvoje neapmokestinam. Danijoje yra apmokestinam automobiliai 100%. Vienas iš reiškinių, kuris yra Danijoje, tai yra pinigai išvežami iš Danijos už automobilius, vienam gyventojui yra kiek mažesni negu, pavyzdžiui, kitose valstybėse, kurios tokio mokesčio neturi. O biudžeto pajamos yra didesnės. Tuo tarpu Lietuvoje šio ribojančio veiksnio nėra. Tai yra Lietuvoje visi pinigai gali laisvai iškeliauti iš Lietuvos už automobilius ir, sakykime, o biudžetas pajamų negauna. Taigi, įvesdami tokį mokestį, mes mažinam pinigų užsienio prekybos deficitą ir didinam biudžeto pajamas. Kitas pavyzdys, kur aš jau 10-15 metų kalbu, kad, pavyzdžiui, didieji miestai pereitų nuo dujų prie Lietuvoje auginamo biokuro. Tai yra importas iš užsienio dujų ir pinigų keliavimas į ten užsienio prekybos deficitas mažėtų, o Lietuvoje tam tikrame sektoriuje atsirastų daugiau darbo vietų ir daugiau sumokamų mokesčių būtų į biudžetą. Tai yra kompleksiniai keli sprendimai, kurie yra akivaizdus. Problema yra kokia, kad politinės valios ir netgi tarp ekonomistų pilno sutarimo, kad mes būtent ne globaliai diskutuotume, neimtume Ameriką, Europą, kas kitur vyksta, o kur pas mus tose smulkiuose klausimuose priimtume sprendimą ir išspręstume, tokio sutarimo nėra. O kai neturim tokio sutarimo, dėja mūsų politikai, jie neturi, sakykime, pakankamai valios, jėgų gyventi ne ilgalaikiai žvelgiant, sakykime, o jie gyvena tik šią dieną. Šiandien pragyvena, o atėjus į vyriausybę tegul vargsta. O trumpai dar aš tai vieną tokį pastebėjimą, kai man Paulauskui, kai Graikija minė ir taip toliau, kad jeigu mums kas nors paskolintų 200 milijardų litų ir mes turėtume tokią galimybę, kad po kokių 5 metų jų negrąžinti, tai galbūt aš visai niekur pasirašyčiau. Bet aš turiu... Problema yra ta, kad aš bijau, kad mums neskolins, ta prasme. Nes aš trumpai... Kol kalba įkirtas ir jis gali dar skolinti, bet jeigu premjeras aš trumpai pasakysiu, kad mano nuomonė graikai labai gudriai arba jų politikai labai neatsakingai pasinaudojo tuo momentu, kai jie įsijungė, ne tik aš sutinku ir kiti, įsijungė į Europos Sąjungos, Eurozoną ir tuo metu jiems labai atpigo skolinimasis. Nes prieš tai jie skolindavosi 2 kartus brangiau, tai vietoj to, kad jie sutaupytus pinigus nukreiptų skolų gražinimui, jie sumažėjus palūkanom pasiskolino kelis kartus daugiau. Tai čia, kaip sakant, toks avantiūrizmas, kuris trumpą laiką pas juos suveikė, žmonės buvo laimingi. Dabar už tai reikės labai ilgai mokėti. Todėl, kad jie ne tik persiskolino, jų visa ekonomika buvo dirbtinė, nes buvo išpūsta ant netikrų pajamų, kurių jų darbas nebuvo vertas. Bet dabar tam paprašiam graikui paaiškinti, kad jo darbas buvo išpūstas tik dėl skolų dėka, yra labai sunku, nes žmogus nenori sutikti, nes jis nuoširdžiai dirbdavo. Ir dabar per tai eina tokia pas juos kančia ir dėl to Lietuva taip juokinga, kai sužinai, kad pensininkas ten gauna tokią pensiją, kaip mūsų 2 normalūs žmonės pilną dieną dirbantis, tai niekam negali sveikų protų suprasti, ko jie tenais protestuoja. Bet jie buvo prie to pripratę, o prie kaip sakant, nemokamo sūrio labai lengva. Tada tik viena atsiprašau, spąstuose būna spąstuose. Jis yra mokamas, sūris tai viena replika į tavo pasakymą, kad kaimas niekad negyvens geriau negu miestas. Tai čia liberalam labai nepatiktų, bet tarybiniais laikais kolūky gyvenantys tėvai miestuose dirbantiems vaikams pirkdavo žigulius. O buvo laikas. Sutinku, bet dabar industrializuotose valstybėse gerbimi profesoriai geriau turi žinoti, bet gyvena tikriausiai mažiau negu 20% visų gyventojų. Ir tai yra realybė ir todėl nenorime vidutinės pajamos, ypač tam tikrose sektoriuose yra ženkliai. Ir dėl ko paminėjau tą aukštesnį pridėtinę vertę, aš atsiprašau, kad grįžtų. Mano nuomonė, nes yra labai didelis spaudimas iš suinteresuotų grupių, kad pavyzdžiui Europos Sąjungos lėšas, kur ateinančio perspektyvoje bus nukreiptos tos lėšas, kad išskirstyti tiems, kurie dabar tom industrijom, kurios dabar funkcionuoja. Tai pajuokausiu, tenais trąšų gamykla, gurkų fabrikas, batų, jeigu mes dar tokių turim fabrikas, kad jiems išskirsite. Tai nėra blogai, jeigu jie didins gamybos apimtis,
Bet mano nuomonė nelabai gerai, kad darbuotojas turės pasirinkimą tik tam tikros industrijos pajamų lygmenyje. Kad tos industrijos siūlo darbuotojams panašų vidutinį atlyginimą, kai tuo tarpu kai kuriuose sektoriuose, tarp finansiniam sektoriui, paslaugų, informacinių technologijų sektorius, atlyginimai yra aukštesni. Ir jeigu mums pavyktų, aš nežinau, ar mūsų politikai gabus sugebėtų pritraukti, bet jeigu pavyktų nukreipti lėšas ir sukurti ten keliasdešimt tūkstančių darbo vietų, mano nuomonė, tai labai teigiamai vėl įtakotų mūsų vartojimą ir mūsų visuomenės perkamąją galią. Atsiprašau, kad per daug aš jau. Gerai, Rolandai. Aš atkreipiu dėmesį ir žiūrėsiančių, ir skaitysiančių, kad ponas Nausėdas apie visus mano klausimus, kuriuos aš iškėliau savo pirmam pasisakymui. Gerai, kad ne aš. Labai mikliai perėjo į Lietuvą, lyg čia Lietuva ką nors spręstų šitose problemose. Jūs dėl Lietuvos klausėte ar dėl... Apskritai, Lietuva čia yra smulkmena šitose problemose, kuriuose skendi vakarų visa finansinė sistema. Matot, kai mes apie visą pasaulį pradedam rūpintis, tai yra didelė tikimybė, kad savo namų šiukšlių neišsinešim. Tai yra labai gražiai, vėlgi labai gražiai skambantis atsakymas, kuris realiai jokio turinio neturi, jūs pats tą suprantate. O eikim dabar toliau. Kada ponas Nausėdas atstovaudamas bankų sako, kad grąžinti reikės Nausėdą. Viską turi profesorius. Jis užmiršta. Aš negaliu užmiršti vieno dalyko. Kad gruodžio ir sausio mėnesiais Europos centrinis bankas emituoja iš oro 1 trilijoną eurų. Iš oro va taip paima ir emituoja. Už 1% skolina bankams, o jau tie bankai perskolina visiems kitiems. Jeigu jūs man imsit įrodinėti, kad čia yra sąžiningas biznis, kad ta sistema turi kokią nors ateitį ir aš tokiems privalau grąžinti, aš ginčysiu. Kad neduoda jam, duoda iš to milijardą. Tai yra viena problema. Tai yra viena problema. Vieni iš oro gaminasi pinigus ir ant mūsų nugarų uždirba, Lietuva tos galimybės neturi. Dabar, eikim toliau. Vieniems skolina šiandieną, atkreipkite dėmesį. Niekas šiandieną vakarų Europai nekalba, kad jie nesiskolins. Ir dabar ketvirtadienį susirinkusi Merkel su Olandu, jie svarsto ką? Kad pigiai pasiskolinti. Pigiai. Pigiai tai reiškia 1–2%. Kai jau 7% 10 metų obligacijos Ispanijos, jau jie reikia mus gelbėkit. Taip? Tai problema, kad visi ir toliau ruošiasi skolintis, tik už pigiai. Dabar žiūrėkit, ar ta pati Graikija, ar ta pati Anglija yra prasiskolinusios vienodai. Klausimas, kodėl pradėjo nuo Graikijos, o ne nuo Anglijos, aš paskui trečioji daly prie to prieisiu. Galėjo nuo bet kurios Europos šalies pradėti ir gauti lygiai tą patį rezultatą. Anglijos skola nėra nei kiek mažesnė negu Graikijos skola, skaičiuojant vienam gyventojui. Skolinosi visi. Skolinosi visi. Dabar koks rezultatas to keliasdešimties metų gyvenimo ne pagal išgalės? Graikijoje liks namai, Ispanijoje liks keliai, Prancūzijoje liks taip pat infrastruktūra ir taip toliau. O mūsų laikė ant bado dietos Lietuvų. Mums skolino labai sunkiai ir labai brangiai. Taip. Dabar galų gale, kadangi man niekas taip ir neatsako į klausimą, o kaipgi tos skolos bus nurašytos, tai yra sunaikintos, atiduotos. Tai aš jau linkstu prie minties, kad jos bus nurašytos taip pat, kaip jiems nurašė Islandams, kaip nurašė Graikams, arba per infliacijos procesus, kurie anksčiau ar vėliau prasidės, arba apskritai kažkokių kitų mechanizmų, kurio šiandieną dar niekas net nežino. Ir mes, Lietuva, liksim durniaus vietą, eilinį kartą, nes būdami bendroje Europos Sąjungoje, tos senbuvės skolinosi ir gyveno ne pagal kišenį dešimtmečius, o mes visą laiką taupėm. Ir jeigu jūs pasižiūrėsit žemėlapį, tai geriausiai kas šiandieną gyvena pasaulyje? Tos valstybės, kurios yra labiausiai prasiskolinusios. O kadangi dar sykį kartuoju, kaip bus galima grąžinti skolas, niekas nešneka ir nesupranta, tai greičiausiai jos ir bus negrąžintos. Ir rezultate mes liksim dar sykį apskabyti ir tiek. Baigiai galima? Taip. Gitanas, aš šiek tiek nesutinkit su Rolandu. Ne dėl to, kad nesutinku, aš laukiu ausis pakabinės, kada tie jūsų receptai, kaip spręsti problemas, bus pateikti, nes kol kas aš matau, tai problemų konstatavimą. Gerai, dar bus, jeigu bus trečioje dalis, išgirsim. Bet aš pats sutinku, kad situacija yra iš tiesų labai ir labai rimta.
Bet jūs sakote, ar dėl to, kad kažkokios žaidimo taisyklės bus įvedamos, ar atvirkščiai, kad niekas tų žaidimo taisyklių rimtai iki šiol ir nesilaikė. Aš mėginu teigti, kad tų žaidimo taisyklių nesilaikė Eurozona nuo pat jos įkūrimo. Žaidimo taisyklės, arba tas, kaip aš sakau, diplomo gavimas eurą įsivesti, dar nereiškia, kad gavus diplomą, studentas arba absolventas gali daryti, ką nori, gyventi kaip nori, keltis kada nori, eiti miegoti kada nori, jisai turi toliau puoselėti savo kvalifikacijas ir pasirengti gyvenimui. Lygiai tai tas pats atsitiko su Eurozona. Na gerai, sakykime, Maastrichto kriterijai buvo savotiškai stojamieji egzaminai, arba tiksliau baigiamieji egzaminai. Daugelis šalių gavo diplomas, nors Graikija tą diplomą net ne visai sąžiningai ir gavo, apeidama tos Maastrichto kriterijus, čia irgi toks dalykas dėja buvo. Bet kas įvyko po to? Taip, profesorius minėjo stabilumo ir augimo paktą. Teisingai, tokios taisyklės buvo nustatytos, bet aš teigiu, kad jos nebuvo. Jų nebuvo, nes jų niekas nesilaikė. Reiškia, tų taisyklių neegzistavo, jos buvo tik tai popieriuje parašytos. Ir štai dabar prisigyvenam iki tokios situacijos. Dvigubi standartai. Didiesiems negaliojo, kai silpnesnis iš karto baksi, kad sako, jūs nesilaikė. Bet iki rimtų sankcijų, net ir mažų atžvilgių, jūs teisus, dvigubi standartai, visą tai buvo, bet rimtų sankcijų panaudota nebuvo. Reiškia, taisyklės buvo kaip rėtis, tiksliau jų iš viso nebuvo. Tai dabar reiškia klausimas, vėlgi aš galiu čia fiskalinių terminų pažerti krūvą, bet aš geriau visada žmonėm labiau suprantam analogiją su paprastu gyvenimu. Reiškia, įsivaizduokim, turim kažkokį bendravimą. Ir dabar, reiškia, žmonės gyvena, vienas gyvena, reiškia, Ulevoje iki pat vėlyvos išnakties, reiškia, kitas turi eiti į darbą, turi miegoti, tas negali miegoti. Iš šaldytuvo bendro dingsta produktai, nes kažkas juos slaptai išsineša, reiškia. Na, įsivaizduokit, kiek įmanoma gyventi tokioje bendryje ir kiek jį gali būti gyvybinga. Aišku, kad visi norės greičiau išnešti, taip sakant, kailį iš tokios bendrijos ir nenorės joje gyventi. Tai išvada yra tokia, kad nustatykime tam tikras sąlygas, kada reikia eiti miegoti, kad neimti svetimų produktų, kad neniokoti bendrijos turto, kad neprisimti skolų kitų sąskaitą, nes visą tai savotiška analogija. Na, įsivaizduokime, vienas bendrijos narys nuėjo ir sakė, atiduos mama arba atiduos mano kaimynas. Kaip jūs išlaikysite tą pragyvenimo lygį, kuris buvo pasiektas Vakarų Europoje ir Jungtinėse valstijose, jeigu taikysim tas taisyklės, apie kurių šnekame? Na, bet Jungtinėse valstijose atskiros valstijos nesilaiko tų taisyklių. Tiesiog mes pamiršome, kad jos yra atskiros valstijos, kažkada tai buvo savarankiškos valstybės. Vakar kažkoks mėgstas bankrutavo. Stoktonas. Na, tvarkoj, bet kalbėkime iš esmės, nekalbėkime apie vieną. Iš esmės, kaip išlaikysi tą vartojimo lygį Prancūzijoje, pavyzdžiui, jeigu laikysi tų taisyklių? Dabar, kai nueite taip toli, vartojimo lygio bet kuriuo atveju nebeišlaikysim. Ir nėra čia jokių gerų sprendimo būdų, radikalių chirurginių sprendimo būdų, kad štai dabar 10, 15, 20 metų gyvenus ne pagal ekonomikos dėsnius, staiga atsiras stebukladarys, kuris pasakys, va, nurašom šito tam, tam ir visi lieka laimėję. Nėra taip, nes paskolos kas yra? Paskolos yra toks dalykas, kurioje vienoje pusėje stovi kreditorius, kitoje skolininkas. Žinoma, skolininkas nori, kad jam viską nurašytų, bet tada patiria problemas kreditorius. Tai lygiai tas pats, jūs sakote, centrinis bankas dabar iš oro, reiškia, paišo pinigus, kas čia per biznis. Na, pirmiausia, noriu atkreipdėmėsi, kad centriniai bankai biznio ir nevykdo. Centrinių bankų priedermė yra didinti pinigų pasiūlą, kada tai yra būtina daryti. Ir jeigu jis to nebūtų daręs gruodžio, vasario mėnesiais, aš bijau, kad mes jau kitoje Europoje dabar gyventume ir šiandien spręstume visai kitokio pobūdžio problemas, negu kas sprendėme. Bet net ir Europos centrinio banko paskolos turės būti gražintos, nes jeigu jos bus kada nors negražintos, patirs problemas visi tie, kurie sudaro Europos centrinį banką. Jūs minėjote, kad Lietuva ten neįeina. Tai ir ačiū Dievui, kad ji ten neįeina, nes jai šito prapiurusio maišo ir nereikės lopinti. Tai aš dėl globalinės ekonomikos arba dėl globalinio eurozonos problemų šiandieną tikrai atsakymų jokių neturiu, lygiai taip pat kaip ir jūs, ponas Paulauskai. Situacija yra tiek pagilėjusi ir lyga yra tiek paūmėjusi, kad greitų sprendimo būdų nebėra, o tie sprendimo būdai, kad štai lėtai grįžkime į vėžes, jie daugam nepatinka, nes yra nemalonus. Na, tiesiog, kam yra malonu dabar 15-20 metų į ateitį gyventi susiveržus diržą? Aišku, nemalonu.
Graikai tie patys, reiškia, taip jiems nemalonu grįžti nuo to standarto, kuriame jie buvo. Ir aš čia pateiksiu porą skaičių, kurie galbūt gali ir šokiruoti. Iki 2010 metų graikas išėjęs į pensiją, žinot, kokią pensiją gaudavo? 110% nuo vidutinio darbo užmokesčio lygio. 2010 metais, kai prasidėjo krizė, graikų vidutinė pensija buvo sumažinta, labai drakoniškas sprendimas, tiesiog pasibaisėtinas ir nehumaniškas, iki 85% vidutinio darbo užmokesčio lygio. Tuo tarpu airis gauna 40%, vokietis, net vokietis gauna 60%, kiti gauna apie 50%, Lietuvoje dar mažiau. Reiškia, tai, ar gali bendryje gyvuoti tokiomis sąlygomis, kai joje yra kabutėse protingesnių ir kvailesnių. Anksčiau ir vėliau tie kvailesni nebenori būti kvailiai. Gerai, tada, profesoriau, bet čia tada, ką kalba Rolandas žada pasakyti, jūsų matymai, kadangi jūs pasakėt, kad bręsta kažkokie rimti įvykiai ir aš su tuo sutikčiau, nes man kitą kartą žmonės, kurie skaito šitą priedą, šitas diskusijas, sako, man paklausius, kas ten šnekama, daros baisu, kad karas neįvyktų, ir sakau, šiaip jau jis jau ir vyksta, jeigu gerai pasižiūrėsi pasaulį, bet tai jūsų siūlymai ir matymai vis tik tai ateities ir išeities iš šitos padėties. Tikrai aš per kelias minutės neišgelbėsiu pasaulio, tai negaliu prižadėti. Jo. Tai kadangi neįveikiama, bet aš galiu pasakyti keliais sakiniais, kad iš tikrųjų mes turim situaciją pasaulyje, kai praktiškai privatus sektorius, privatus finansai, komercinių bankų finansai, reitingų privačios agentūros sprendžia iš tiesų tautų likimus. Aš manau, kad šita sistema šiuo požiūrį yra nestabili, netvari ir kažkas turės įvykti, nes praktiškai, jeigu žiūri į konkrečią situaciją, namų ūkiai prasiskolinę, valstybės prasiskolinę, privatus verslas irgi masiškai prasiskolinęs, reiškia, gyvena ne pagal išteklius ir dar plus. Vietoj to, kad pasaulinė finansų sistema padėtų išeiti, pavyzdžiui, valstybėm iš tos krizės, jos blogino, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kas daro su Ispanija. Ispanija, reiškia, bankam reitingus mūkša, reiškia, valstybės skolos, reiškia, reitingai mušami 7%, palūkanos valstybiniai skolai, tai yra netvari palūkanų, reiškia, norma. Vadinasi, einam ir toliau žemyn. Ir ne veltui sakoma, kad pavyzdžiui, Graikijos galimybės išlikti eurozonoje yra maždaug 25%. O ką tai reiškia? Kad gali prasidėti tokie grandininiai procesai per visą pietų Europą, pirmiausiai, ir anksčiau ir vėliau vis tiek teks sugrįžti prie to, ar iš tikrųjų teisinga yra viso pasaulio filosofija. Aš jau tik labiau linkęs su gerbiamu Rolandu sutikti. Matot, mūsų kiemas labai priklauso nuo pasaulio padėties. Tai prie šitos sistemos, prie pasaulinės, globalios, nestabilios, netvarios sistemos, nacionalinės valstybės patiria milžiniškus nuostolius ir anksčiau ir vėliau bėda prispaudžia. Kaip antrojo pasaulinio karo baisenybių skirtingų šalių atstovai nusprendė kurti globalinės institucijas, kad išvengti dar vieno karo. Taip, šita krizė mus anksčiau ir vėliau prives prie to, kad mes turėsim kurti naują pasaulinę ekonominę tvarką. Ir apie tai daug rašoma ir kalbama, beje. Ir grįžtant į namus, tai aš visgi ne visiškai noriu sutikti su gerbiamu Gitanu, kad analogija su šeima ar ten su atskiru asmeniu duoda mums atsakymus apie makroekonomiką. Įtikinat mane, kad, pavyzdžiui, aš turiu gyventi pagal savo pajamas, bet manot, skirtingai nuo, sakysim, bendrabučio arba šeimos ekonomikos, valstybės finansai turi ir kitą aspektą. Tai yra, jie įtakoja bendrą padėtį šalyje. Jeigu valstybė... Šeima neimituoja pinigų niekada. Jo. Nevykdo monetarinės, fiskalinės politikos ir taip toliau. Bendrabučio analogiją aš taikiau tik eurozonai. Ne, nesvarbu, mes čia kalbamės, taip, aš nesutinku, jūs galite nesutikti su manim. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad makroekonomikoje mes turim prastą padėtį
nes 20 metų nediskutuojama apie ją. 20 metų nėra rimtos diskusijos. Tegu man bus atleista, bet laisvos rinkos žmonės, aš jų nelaikau, reiškia, mokslininkais, ir komercinių bankų ekspertai, tarp jų yra mokslininkų, dominuoja erdvėje, o jų, reiškia, taisyklės yra tokios. Valstybė turi taupyti, betodariškai, laikytis drausmės, jokios ten fiskalinės, monetarinės politikos mums nereikia, dar jeigu ateisim prie monetarinės, tai yra rizikinga komerciniam bankam, kadangi jie pradeda galvoti, kas čia gali atsitikti su jų, sakysim, lėšom. Tada, ką tai reiškia? Kad privatus bankų interesai aukščiau už viešuosius ir mes prieinam prie, logiško, bet prasto galo. Aš noriu, beje, grįžti prie 3%. Žiūrėkit, Lietuvoje kalbam apie 3%. Aš užduosiu klausimą, tokį retorinį. 10 minus 7 bus kiek? 3. O 12 minus 9 irgi 3. Skirtumas koks? Valstybė gali beje surinkti daugiau lėšų valstybės biudžetą, kadangi, kaip kolega sakė, yra puikiai besilaikančių korporacijų, gerai gyvena ir bankai. Bet visa našta šitos krizės kritos ant paprasto žmogaus pečių. Kaip ir visoje Europoje. Taip. Dar ten yra švelniau truputį. Aš nenoriu ginčytis, reikia žiūrėti į konkrečią šalį. Tai aišku, kad torpedavimas progresinių mokesčių, juk nekalbam apie tai. Mums iškart sako, čia, žinot, komunistinis išmeslas. Taiko visokius ideologinius, reiškia, štampus ir neleidžia visuomeniai suvokti, kad yra žmonių, iš kurių galima paimti daugiau mokesčių. Užduosiu klausimą. Jeigu, sakysim, žmogus gauna dividendų 1 milijoną litų ir mokesčiai yra 50% nuo dividendų, galima išgyventi iš 500 000 litų. Aš suprantu, sunku, aš matau, sunku, bet įmanoma, taip? Bet mes, suprantat, įmam mokestį nuo 800 litų ir mums negėda. Mes net nedrįstam diskutuoti apie tai. Vadinasi, yra šaltiniai, iš kurių galima padidinti tą ir padaryti, sakysim, 10 minus 9. Kitaip sakant, 10 išleidžiam, 9 surinkam, biudžeto deficitas yra tik vienas. Lietuva neprisigyveno iki tokios aritmetikos. Laikas pradėti skaičiuoti pinigus. Tada tau klausimas. Žiūrėk, kada atsiskyrė mūsų Lietuva nuo Sovietų Sąjungos, mes ir oficiali statistika pagal turtą buvom 34-38 valstybė. Ir štai, dominuojant laisvos rinkos institutui, liberaliom idėjom, mes privatizavom viską, ką turėjom, ten geriausio neliko ir naftos mažeikių, neliko uosto. Ar sutiktum su tuo, kad situacija, į kurią patekom, tai ir yra būtent ir su tuo susiję būtent mūsų finansų padėtis, visas sistemas ir įsiliejimas. Čia ir buvo žudimas, mažos tos nedidelės valstybės naikinimas. Netgi globalizacijoje, pavyzdžiui, kada mums aiškino amerikiečiai kažkada, tai kur yra pliusai globalizacijos, kur minusai, tai globalizacija buvo iš karto pirmas minusas, kad smūgis mažom nacionaliniam valstybėm. Mes esam tam procese, tam liberaliam pasauliui, kuris žudo mus. Aš jau galima bandysiu atkreipti taip plačiau dėmesį į tą faktą, kad laisvi tapom ne tik mes vieni, o laisvi taip pat tapo ir estai, kurie privatizavo įmonių mažiau ir kurie turi skolų, jeigu nekristų, žymiai mažiau, jeigu nekristų pas juos buvo laisvų procesas. Ta prasme, tai pas juos yra ženkliai. Praškai, kaip skola yra minimali. Klausimas, kodėl? Klausimas yra koks. Ir kalbant netgi apie mažeikių naftą, tai kaip mažeikių nafta vis tiek čia gauta į biudžetą, jeigu nekristų apie 3 milijardai litų, tai ne taip ir mažai. Tai mes ne tik prasiskolinam, mes išleidom dar tiek pinigų, tai klausimas yra koks. Mano atsakymas būtų toks, kad Lietuvoje nebuvo galvojama, kaip tos pinigus paskolintus ar gautus privatizuojant kažką investuoti į tai, kad mes būtume
aukštesnę pridėtinę vertę kurianti konkurencingesnė ir našesnė valstybė. Kad mes po to gavę tos pinigus taptume, tarkim, pajuokausiu, japonais ar dar kažkuo, kurie gamina tokią vertę, iš kurių atlyginimai yra žymiai didesni. Nes estų atlyginimai, vėlgi paminėsiu, yra trečdaliu didesni negu lietuvių. Tai reiškia, neturėdami tokių piniginių investicijų į savo valstybę, jie sugebėjo padaryti, reiškia, savo gamybą, savo visą sektorių, sakykime, konkurencingesnį tiek, kad jie gali mokėti trečdaliu didesnius atlyginimus. Tai mano klausimas, aš kaip pavyzdį čia mes minėjome apie asmeninius finansus. Netiesa yra, kad žmogus niekada gyvenime nesiskolina. Klausimas yra, kam jis įskolinasi, kad jis įskolinasi daugiau, negu tuo metu uždirba. Bet kam jis įskolinasi? Tam, kad spręs tavo ilgalaikės problemas. Jeigu jis įskolinasi tam, kad, pavyzdžiui, gautų geresnį išsilavinimą ir vėliau uždirbtų daugiau pinigų, tai tokį žmogų galima tik sveikinti. Jeigu žmogus skolinasi, nes jis supranta, kad ta nuomai išleidžiama pinigų suma yra nedekvati ir dėl to nusipirkęs ir mokėdamas, sakykime, bankui, jisai galbūt ilgainiui sutaupys, tai taip pat išmintingas sprendimas. Bet jeigu jis pasiskolina, nusipirka automobilį ir vėliau jį sudaužo, tai yra kvailystė. Tai mes turime suprasti, kad šioje situacijai mūsų problema buvo, ir ką aš kalbu apie sisteminius pokyčius, tai mūsų problema buvo, kad mūsų sistema veikia kaip rėtis. Ir aš su gerbiamu profesoriumi iš esmės sutinku dėl mokesčių. Tik tai noriu vieną dalyką pasakyti, kad jeigu kalbam apie darbo apmokestinimą, tai mano nuomonė, Lietuvoje jau yra progresinis mokestis, tik tai jisai progresinis yra ta prasme, kad jisai nuo aukščiausio lygmens galioja ir tam, kuris gauna mažiausias pajamas. Tai realiai atlyginimų prasme turėtų būti mažėjimas nustatytas. Dabar viršutinė progresija palikta daugiausiai uždirbantiems atlyginimo, o tiems, kurie uždirba mažiausiai, turi būti ženkliai sumažinti. Nes aš sutinku, kad nenormalu, kai žmogus uždirbantis 800 litų, praaiškiai, nuo jo yra apie 50% atskaičiuojami mokesčiai. Bet mes, ir kitas dalykas nenormalu, kaip gerbiamas profesorius vėl pasakė, kai žmogus gaudamas 1 milijoną dividendų, gauna paminėtų apie 50%. Realiai sumoka įmonė 15% pelno mokestį ir 15% žmogus ir jau sumoka gyventojų pajamų mokestį. Tai realiai 34%. Bet jeigu žmogus yra valdybų narys ir gauna tantiemas, jisai sumoka 15% iš viso. O jeigu žmogus gauna dividendų 100, 200, 300 milijoną litų per metus, nes yra tokių žmonių Lietuvoje, tai jie moka 0. Tai gaunasi ta situacija, kad žmogus nuo kapitalo prieaugio, tai yra sukaupė kažkaip kapitalo prieaugio, net jeigu jis siekia milijonus, sumoka nuo 0 iki kokia 30%, o žmogus, kuris uždirba tam tikrą sumą, ta prasme, savo krūvinų darbų, net jeigu tai yra 2000 litų, jis sumoka apie 60%. Tai yra esminė nesąmonė. Tai yra nesąmonė, kad pas mus Lietuvoje žmogus, kuris, sakykime, pavyzdžiui, augina vaiką, tai jam ir lengvata, nes, pavyzdžiui, šeima, įsivaizduojate, tai aš dirbu, man yra paskaičiuotas minimumas neapmokestinamas. Nors iš tikrųjų apmokestinamas pakankamai stipriai, bet tai pavadinta neapmokestinamas minimumas. Bet jeigu gimė pas mane vaikas, jis irgi žmogus, problema jis negauna atlyginimo. Tai mano atlyginimas, taigi jį pramaitinti turi. Tai man turėtų užaugti rimčiau kaip nors neapmokestinamas minimumas. Jisai pajuda, nes kitais tarifais kažkaip minimaliai, kad man tam keletą litų grįžta. Čia aš parodžiu vieną dalyką dar pasakyti, kad problema yra ta, kad mes kalbam prie dabartinės valdžios, kuri kaip sugebėjo kapsis iš tos krizės, bet ir buvusioje valdžioje tas buvo, ir prieš tai buvusioje valdžioje. Tai yra visus 20 metų, nes politikai, visuomenė supranta, kad kažkas blogai, bet jie nesupranta, kad pinigų perskirstymo rėtis keliauja taip, kaip Graikijoje, jeigu lieka, jiems duoda. Graikam duodavo, taip, bet dabar graikai už tai susimokės, kad jiem nebeliks. O pas tuos, pas ką koncentruodavosi, tai Šveicarijos bankus sako, kiek milijardų laiko graikai. Kad aš bijau pagalvoti, tuo metu paskaičiavau, kad praškai tokia, kokia skola graikų yra, apie tikrai tiek šveicarai laiko, graikai laiko Šveicarijos bankuose. Tai yra pavyzdys, kad, sakykime, mes turime vis dėlto derinti savo sistemą ir pirmoji eilėje dėl jos kovos. Nes Amerika, nepykite, jau bankrutuoja kelintą kartą. Ir kiekvieną kartą, kaip jis sako, viskas Amerikos doleriui kaput, ir jie nebegalės išleisti, praeina kažkiek laiko, jie vėl žiūrėk spausina. Ir tada vėl laukiam, kada vėl dabar bus, gal kitais metais, gal dar kitais, bet taip galim laukti ir 10-metį. Aš už tai, kad spręstume savo problemas. Jie matai 700 karinių bazių prie visą pasaulį. Taip, priverčia dolerius. Tai, Rolandai, tu žinai atsakymą, kaip išėjai. Aš nesiginčiu. Kiek aš supratau iš kolegų, geros išeities iš šitos skolų piramidės nebus, ar ne? Nebus. Tai dabar jūs man atsakykit, kokio velnio mes 20 metų klausime autoritetų tariamų iš Briuselio ir apskritai iš vakarų, jeigu tie autoritetai patys savo šalis nuvedė į tokią skylę.
Tai ar ne čia yra problema Lietuvos? Kad mes be to dairos klausim tos pačios laisvosios rinkos, instituto veikėjų ir panašių žmonių. Juk jų logika dominavo Lietuvos ekonomiką. Ir ta logika visą vakarų Europą atvedė šiandien į tą padėtį, kai geros išeities nebėra. Ir dabar aš jums duodu tik porą pavyzdžių. Kaip galima iš to išeiti? Jeigu mes nekeisim nieko iš esmės, o toliau būsim va toj vakarų erdvė ir klausysim Merkelį ir Rolando, nu tai aš nežinau, čia nieks ir nesikeis. Tuo labiau, kad ir jie jau nebesutarė. Šiandieną koks yra keliamas klausimas? Ar Vokietija imsis lyderio vaidmens ir praktiškai skurs ketvirtą reichą? Čia ne aš šneku, tai yra pilna vakarų spauda šitokių straipsnių. Merkel yra paišoma visą laiką, va su šitokiu, va taip pat yra paišoma. Arba Europos Sąjunga subyra. Yra tik tokios alternatyvos. Tai dabar jūs man pasakykit, vardan ko mes atidavėm savo žemės ūkį, supjaustėm laivus, uždarėm Ignaliną, vardan ko? Juk vardan buvimo Europos Sąjungoje, toj stebuklingoje erdvėje, kuri šiandieną pati savaime byra. Tai vat mano ir yra receptas. Ir kito aš nesugalvoju ir aš nemanau, kad kažkitas sugalvos. Jeigu Ignaliną dar galima atidaryti, ją reikia atidaryti ir nebesvaigti apie naujos statybą. Reikia sustabdyti griovimo procesą, jeigu dar tas yra įmanoma, aš nežinau. Jeigu jau ne, tai jau nieko nepadarysi. Bet dar bijau, kad dar galima, nes pas mus viskas labai lėtai vyksta. Toliau, neturiu žinių. Aš irgi neturiu žinių, bet atkreipkite dėmesį, visi kalba apie naujos statybą, o niekas nešneka, o gal force majoras, Europa yra force majoras. Pasinaudokim šituo ir pratęskim šitos darbą. Toliau, žemės pardavimas užsieniečiams. Ar jūs suprantat, ką tai reiškia, kai šiandieną va tie iš oro pagaminti pinigai, jų yra galybė, jie neturi kur prisiglaust. Ir mes leisim už nieko nevertus popieriukus atiduoti savo praktiškai vienintelį resursą. Žemės, paskirti žemė turi būti apskritai uždrausta parduoti užsieniečiams. Nes jie perka ją už netikrus pinigus jau dabar. Tie pinigai yra nebetikri ir jau senai nebetikri. Toliau, muitai. Muitai ne tik tais kaip pinigų surinkimas į biudžetą, bet pirmiausia kaip ekonomikos tam tikro reguliavimo mechanizmas. Juk mes nebegalim reguliuoti muitais. Kinietiškų prekių atėjimą į Lietuvą, gėlių iš Olandijos. Jeigu mes galėtume muitais reguliuoti šitų prekių atėjimą į Lietuvą, mes galėtume bandyti atgaivinti kažkokią gamybą Lietuvoje. Toliau, bankai. Nu, bankai šiandieną, negali būti šitą. Jeigu tik būtų mano valia, Snoro atveju, taigi reikėjo padaryti valstybinį komercinį banką, kad nors kokį instrumentą turėtų valstybė savo rankose ekonomikai. O dabar viskas yra atiduota Skandinavų bankais, ką jie nori, tai daro su mumis. Galvoju, Amerika būtų leidus. Čia jau kita šneka, čia aš kita šneka. Jeigu labai norėję, būtume. Sutinku, šitie mokesčiai, iš tikrųjų, nors daug kas verkia, bet bendra mokesčio suma Lietuva yra mažesnė negu mažiausiai jau Europoje. Yra mažesnė, mažiausiai ne, bet mažesnė negu Europoje. Jau aš kažkur mačiau, Eurostatė 27%. Toliau, currency board šitas reikalas. Kada mes galim valiutą spausdinti tik tada, kai gausim iš kažkur tą dolerį arba eurą. Taigi mes visą laiką esam vergo padėti. Reiškia, jie iš oro gamina valiutą, o mes, kad gautume litą, turime realų savo darbą kažkokį atlikti. Užsidirbti, o jie iš oro gamina. Tai ar mes galim kada nors gyventi palyginamai su tais, kurie spausdina iš oro pinigus, jeigu mes to negalim padaryti? Tai mes visada būsim antrarūšiai žmonės. Ir jūs nekeliat šito klausimo, aš suprantu, jūs neturit ką atsakyti. Bet jie ir yra esminiai šiandieną, o ne visos teorijos gražus tušti žodžiai. Gyvenimas šiandieną darosi grubus. Ir dabar eikim prie Europos šitų valstybių. Kodėl buvo pradėta nuo Graikijos? Aš manau, kad bet kuriuo atveju iš to tai laimi doleris. Kuo blogiau eurui, tuo geriau dolerį. Ir objektyviai susiklosto konfliktas tarp euro ir dolerį. Ir Amerika yra objektyviai suinteresuota, kad eurozonai būtų kuo didesnė krizė. Nes tada visi žmonės bėga slėptis į dolerį, neša pinigėlius ten, o Amerika taip pat prasiskolinus, jai taip pat reikia iš kažkur gauti skolintų pinigų. Emituoti be proto jau jie irgi nebegali. Pačioj vakarų Europai konfliktai yra neįsprendžiami. Tarp šiaurės valstybių ir pietų valstybių tai yra antiek skirtingi dalykai, kad buvimas jų vienoje erdvėje. Ašgi visada agitavau prieš stojimą į Europos Sąjungą, būtent dėl šito ir agitavau.
Kadangi buvo aišku, kad tai bus. Ir mes esam šiandieną toje situacijoje. Ir jeigu mes ir toliau klausysim autoritetų iš Briuselio ir Jungtinių valstijų, mes atsiprašau ir sėdėsim šitoj baloj vis giliau ir giliau. Niekada negyvensim kaip ukrainiečiai ir baltarusai. Niekada. Taip gerai, negyvensim. Ar kitų baltarusiai gyvena geriau negu Lietuva? Nu, va, tai matot, čia yra požiūrio klausimas. Aš manau, Ne, čia yra ne čia yra statistikos klausimas. Ukraina visiškai ne tas pats, kas Baltarusija. Pirmiausia, aš bandau įtampą truputį. Gerai, šitas Bandau sakinius, patris. Aš priplokštas, tiesą sakant, tikrai jūs taupėt, matau, tos pasiūlymus tikrai trečiai dalį iš karto labai daug. Ir nebežinau, ką čia dar ir pasiūlyti be Melinos atominės elektrinės atstatymo ir išstojimo. Aš tai siūlyčiau parduoti pabrangiau ją. Galimas dalykas, bet reikėtų ją ir perkelti tada, kai tam pirkėjui, kuris nupirko. Bet jeigu kalbėti rimtai, tai... O aš nerimtai šnekėjau su manim. Ne, jūs kalbėjote rimtai, bet iš savo pozicijų, iš savo įsitikinimo, aš juos gerbiu, natūralu, kuo daugiau bus žmonių, kurie turės savo nepriklausomą poziciją ir tam mainstreamui prieštaraus, to galbūt vaisingesnė bus diskusija. Bet, na, matot, nevertėtų gal kaltinti visų apskritai, na, ir tą patį Briuselį negali kaltinti, kai tą patį Briuselį reprezentuoja ir vokietis, ir graikas, ir ispanas, ir visi kiti. Vieną įsiterpsiu. Aš Briuselį, aš kaltinu mus pačius. Mes tai visą tą padarėm. Jų pasiūlymai yra tikrai ne visi blogai, kaip ir nereikia demonizuoti to laisvosios rinkos instituto. 2x2, 4, jeigu jie sako, aš sutinku. Aš pats nepritariu daugybė jų pasiūlymų, kai kuriems pritariu, bet nereikia iš anksto demonizuoti ir nurašyti pernelyg didelės įtakos, nors jie turėdami tą įtaką, visgi tą įtaką toli gražu nėra absoliuti. Na, paimkim konkretų variantą. Ta mūsų bėda, kad mes per 20 metų, nepaisant to, kad buvo metų, kai 10% ekonomika augo, kai buvo tikrai auksinio augimo laikai, kaip turėjome tą, pabaigsiu diskusiją, kuo mes pradėjome. Kaip turėjome tą biudžeto deficitą, taip ir turėjome. Jis buvo didesnis, mažesnis, bet jis visada buvo. Na, nepamenu, kad laisvosios rinkos institutas ar dar kažkas, reiškia, kaip jūs sakot, kabutėse autoritetai, būtų siūlę tai daryti. Tai buvo mūsų politikų, reiškia, iškeptas, nepriklausomai nuo ES rekomendacijų, iškeptas noras gyventi, rodytis rinkėjams, reiškia, gyventi geriau negu kad galime gyventi, būti maloniems savo rinkėjams, žaisti politinius žaidimus. Dėl to mes visada, kai tik tai daugiau katalą surinkdome, visada daugiau ir išleisdome. Ir štai dabar su pavydu žvelgiame į Estiją, kuri tų populistinių žaidimų tame tarpe viešuosiuose finansuose nežaidė. Tai yra tie metai, kurie būdavo geri, atidėdavo kažką juodai dienai, kai metai būdavo labai blogi, leisdavo savo turėti biudžeto deficitą. Štai kodėl jį turi tą nedidelę valstybės skolą palyginti su BVP, kodėl jį nesunkiai ištvėrė globalinę finansų krizę, nors kritimas ekonomikos buvo toks, kaip pas mus 15%, tai yra irgi baisus. Tai galbūt identifikuokime tas tikrasias priežastis, ką darome ne taip. O dėl jūsų sakymo, kad štai laikytis dar kokiu nors sveiko proto taisyklių ekonominė politikoje nebeapsimoka, nes... Palaukit, aš priešingai sakiau, mes 20 metų laikėmės, mes ėjom iš proto, 20 metų ėjom iš proto. Aš pabaigsiu, gal mane prieštarausit, kai aš pabaigsiu. Laikytis dėl to, kad niekas aplinkui nesilaiko ir nebėra prasmės, na tai iš tiesų yra retorinis klausimas į jį, aš neturiu atsakymų. Iš tiesų šiandien yra tokia situacija, kai rūpinti savo laiveliu, reiškia, tenai kažką tai išsivalyti denį, tampa beprasmiškai, jeigu aplinkui siaučia globalinė audra ir tą laivelį bet kada gali paskandinti. Na, bet tai aš tik taip ir įsivaizduoju šitą krizės sprendimą, jeigu visi kartu, ir graikai, ir ispanai, ir airiai, ir lietuviai, ir latviai, ir bulgarai, kažkokiu tai būdu imsis šluotis. Kiekvienas požiūris veiksmo kartu. Pažiūrėkime nors ir šiandien šitą diskusiją, kuri dabar prasidėjo Briuselyje, aš laikau ją viena iš svarbiausių, nes jeigu ir šiandien nebebus priimta jokių sprendimų, aš įsirašysiu turbūt į juodžiausių pesimistų. Juk vakar Merkel pasakė, eurobondai tik per mano lavoną. Tai jinai jau pasakė, ką jinai šiandien pasakė, vakar jau pasakė.
Tai ir labai gerai, kad jis taip pasakė. Aš labai remiu jo. Kadangi jinai šiandien dar gyva, tai... Gerai, jūs porą sakinių. Aš tik taip keletą dalykų. Aš esu patyręs viešosios erdvės stebėtojas ekonominė prasme. Tai galiu pasakyti, kad praktiškai tik šitoj auditorijoje aš galiu pasakyti tai, ką galvoju ir yra paklausa mano požiūrį. Tik tai čia. Aš nesakau komplimentų, aš sakau tiesą. Nes nacionaliniam transliuotojui visą tai neįdomu, Lietuvos rytui yra neįdomu, reiškia daugelį leidinių neįdomu. Valstybės ekonomikos. Ne, aš nesakau, kad visiems, aš vardinu tam, kam neįdomu. Ir ką mes gaunam? Kodėl mes Jau paminėjau čia. Kodėl mes turim tokią situaciją? Iš tikrųjų, mes neturėjom kieto įvairių pozicijų pristatymo, kaip turėjom šiandien. Sakysim, komercinių bankų ekspertai, laisvos rinkos. Paprasti žmonės. Paprasti žmonės iš universiteto gali susėsti ir pasiginčyti. Mes 20 metų neturėjom tokio ginčo. Ir tai yra didžiausia bėda, kuri mus ir nejučiom veda prie tos krizės, kai pradės tos euro bangos didžiosios tsunamiai mėtyti Lietuvą, va tada sakysim, o kažką reikia staigiai daryti. Nu, kągi žmogus nelaimės akivaizdoj ateina į protą. Ant to ir pabaigsim. Gerai, ačiū visiems dalyvavusiems. Jeigu jo yra, tai ateina. Ne. O jeigu jo susijima.